Visiems sveiki. Šiandien yra lapkričio 9 diena ir aš jau matau, kad man laukti nebegalima daugiau. Dar žydi mano viena gėlė. Ten vazonas jau tuščias. Šitas vazonas irgi atlaisvintas. Tai man reikia pasodinti šitas gėlės, nes jau laikas. Ir tos pasodintos gėlės, jos per visą žiemą bus čia. Jos žiemos čia. Ir aš įsivaizduoju, kad anksti pavasarį, anksčiau negu reikia, jos žydės. Tai vat, noriu susikurti savo grožį, kad galėčiau laukti pavasario. Šiuo metu esu truputėlį apsirgusi, negerai su kojom yra, viena koja man labai sunku statyti ir skausmas yra ištisinis dieną naktį. Buvau pas gydytojus, tai ligoniniai nustatė artritą ir kad yra kulne ir achilo sausgyslėje pentinai. Kas turėjo tokį dalyką, žino tą skausmą ir supras mane, kas neturėjo, tas ir nežino ir nesupranta ir niekada nesupras to. Tai vat, į lauką eiti ir daug vaikščioti aš negaliu, tai galvoju, nors terasoje atsisėdusi ant minkšto kampo, aš galiu pasodinti tulpes ir šitas gėlės, ir hiacintas, ir tulpytės, ir dar nusipirkau frezijų. Labai man patinka jų aromatas. Ar jums patinka frezijos? Pažiūrėkit, koks grožis. Dabar ypatingos kainos parduotuvėse yra, labai pigiai galima nusipirkti tulpių, svogūnėlių. Ir kol dar nėra šalta, tai labai yra gerai jas ir susodinti. Jos spės įleisti šaknis. Galima ir namuose, ir balkone pasodinti į kokį vazoną, sukišti, padaryti įvairiausią kompoziciją. Ir žinokite, stovės ir žydės tos gėlės. Aišku, reikia nepamiršti, per žiemą reikės ateiti man jas retkarčiais palaistyti arba užmesti sniego, jeigu bus sniegas ant šitų gėlių, svogūnėlių žemėje, kad jos turėtų drėgmės. Ir pavasarį pradėti drėkinti, nes natūraliai, taigi visada būna ir lietus, ir sniegas, o čia terasoje, tai pas manegi niekas nelis, pas mane bus šilta. Tiek, kad ta terasa, jinai nėra šildoma, jūs patys žinote, kad čia ta terasa yra nešildoma. Ir čia, kai būna ledas, kai būna sustingsta, būna šaltis, čia irgi būna šalta, būna minusas. Tai va, šiandien sudinsim tokius dalykus. Va, paruošiau. Vazonas tas pats, kuris buvo gėlės. Išpurtysiu žemę, sudrėkinsiu ir sukišiu, padarysiu kompoziciją. Darbuojamės. Va, susodinau. Aukščiausias tulpes sodinau šičia. Per vidurį truputį žemesnės bus tulpės. Čia 3 vienetai. Ir apsuksiu dabar. O šitos frezijos, tai va šičia pakraštėlyje. 5 vienetai. Aš jas gražiai susodinau. Tai reiškia, kaip vazonas va taip stovės, tos tulpės, jos bus aukščiausios, jos kaip siena bus. Po to bus žemesnės ir frezijos, bet žiūriu, frezijos labai aukštos, 50 cm aukščių, oho. Pažiūrėsim, bet vat vieną vazoną aš jau padariau, pasodinau tulpes ir frezijas į vieną vazoną. Dabar gerai palaistysiu ir viskas, ir gali žiemoti. Lauksim pavasario, dabar sodinsiu kitą vazoną. Tai va, pasodinau dabar antrą vazoną
ir reikia stengtis derinti spalvas, spalvinę gamą, kad būtų panaši. Kad būtų mažiausiai 2-3 spalvos tik tai. Tai čia bus tulpės aukštosios. Va, tiek jos užėmė vietos. Čia buvo tik tai 3 svogūnėliai, ar kiek čia buvo svogūnėlių? Ne, 5 buvo svogūnėliai. Tai jas per patį vidurį, jos bus žemesnės, šitos aukštos tulpės, šitos žemesnės, o hiacintus pasodinau iš pačio pakraštėlio, va čia va. Buvo vietos ir aš pakišau, čia bus geltoni gražus hiacintai ir bus spalvinė gama, visa geltona. Šitos tokių dar neturėjau, nu labai įdomios, labai gražios, įdomu bus pamatyti. Tai va, šiandien mano darbai tokie buvo. Ir liko dar vienas vazonas, va kai jos nužydės, aš būtinai pasodinsiu šitas tulpes ir frezijas į vieną vazoną. Ir tada lauksim pavasario. O dabar reikia palaistyti ir pastatyti vazoną į vietą. Va, atsinešiau vandenuko. Dabar mes palaistysime. Būtinai reikia laistyti pasodintus augalus, svogūnėlius, kad jie pradėtų aktyviai gyventi. Jie turi dabar išleisti šakneles ir iki šalnų spėti įsišaknyti. Tiek tai reikia. Nu va, einam, palaistysim dar vieną vazonėlį. Va. Ir čia palaistysime ir paliksime stovėti. Jiem daugiau nieko nereikia. Svarbiausia, kad būtų drėgmė ir pradėtų šaknytis. Nu ir va tas stebuklas dar mane stebina. Lapkričio 9 diena. Nu tiesiog gaila rauti. Vyras irgi sakė, nu kam tu rausi? Aš sakau, reikia rauti, jau sodinti augalus kitus. Sako, dar žydi, tegu žydi. Nu gražu. Nu šita veislė ypatinga yra. Jinai ilgiausiai išsilaikė, rožinės jau susirgo ir išmetė, o šita dar žydi. Tai va, vazonai lauks pavasario ir pavasarį aš jums parodysiu, kaip žydės. O šitos tulpės ir frezijos laukia savo vazono ir aš jas pasodinsiu va ten. Tai tiek norėjau pasidalinti, gal kam bus įdomu, o gal kas irgi užsinorės pasisodinti savo namuose ar terasoje ar balkone. Balkone galite pasodinti ir pasipuošti ir laukti pavasario. Tai tiek norėjau parodyti jums. Viso gero.